Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė. LuxLeaks skandalo faktai šokiruoja. Negautos Sąjungos įplaukos kukliausiais skaičiavimais sudaro apie 50% viso Sąjungos metinio biudžeto. Šie piktnaudžiavimai vyko turtingiausioje, solidarumą deklaruojančioje Europos Sąjungos valstybėje ir daromos tuo metu, kai visi veržiasi diržus, kovodami su krize. Taip pat tenka konstatuoti, kad agresyvi mokesčių vengimo praktika tapo kasdieninė stambių korporacijų veiklos strategija. Iš šio atvejo išvadas turi padaryti ne tik teisėsauga, bet ir mes politikai. Sveikinu pranešime akcentuojamas geresnio mokesčio administravimo ir skaidrumo didinimo priemonės. Kartu pabrėžiu, kad pasigedau rekomendacijų dėl bendros Europos Sąjungos mokestinės politikos paprastinimo. Visų pirma tam, kad verslui nekiltų noras kurti sukčiavimo landų. Ačiū už dėmesį. Vielen Dank, Herr Kollege Ropé. Es folgt nun Frau Kollegin Kappel. Herr Präsident! Eine Studie im Auftrag des Europäischen Parlaments belegt, dass den Mitgliedstaaten der Europäischen Union jedes Jahr 190 Milliarden € durch Gewinnverlagerungen, steuerliche Sonderregelungen